Va, labą dieną, labą dieną. Užsidarome dureles. Žodžiu, haltūrinsim su šitą ir šitą ir šitą ir šitą patalpomis. Lupsime tapetus. Va, jau pradėjom. Ardysime šitą stalą. Šitą. Seniai matėmės, ne? Šitą spintą liks. Su grindim irgi nieko nedarysime. Apsidengsime. Ir tada dėsime filcą. Ir bus toksai kosmetinis darbas. Žodžiu, kosmetika. Lubos yra pakankamai neblogos, tai tik tai persidažys. Turime mėlyną virtuvę. Čia tapeto kaip ir nėra. Tai truputį paglaistuosime, ką reikės. Ir tada dėsime filcą ir žinoma perdažysime. Lubos yra pakankamai neblogai, pakaks tik tai perdažyti. Tai va, dar tas koridorius. Irgi toksai pasilupinėjęs kažkas tai. Ir va, vonia. Bet sakė, su šita vonia tai nieko nedaryti. Nu, nieko mes su ją ir nedarysime. Bet dabar įsivaizduokit, matot patalpą? Kriauklė, tualetas. Šičia prie pat durų užuolaidėlė. Tai žmonės taip ir prausėsi. Grinai vat stovi čia ir viskas taškosi ir taip prausėsi. Beje, tai Danijoje yra įprasta. Tikrai ne vieną kartą yra matyta, kad būtent va tokios mažos dušo patalpos ir būtent taip gyvena. Nežinau, čia plotis toks metras ant metro. Žodžiu, geras kvadratas. Baisu. Tai sveikučiai visi. Labdein, labdein. Va, turim tokią kalturkę. Reikia padaryti per savaitę laiko, nes už savaitės įsikrausto čia žmonės gyventi. Tai 2 kambarių butelis toksai, su maža virtuvė ir kaip matyt su nestandartinė vonia. Na, bet yra kaip yra. Nusiimtos. Užsidengti liustrą, šviesos reikia, tai tegu jisai būna. Medžiau dažyti, sakė, moteris pati dažysis. Žodžiu, moteris nusipirko šitą butelį ir nori kosmetinio remonto. Grindys pakankamai neblogos yra visumoje, net nelabai treška. Tai va, tai popieriaus, visokių kitokių dalykų. Jie tokiai seniai filmavau, kažkaip nebemoku kalbėti. Na, turim brakuvas, tai gerai, filmavo kavytė. Kavytė čia, dabaigsim kavytę. Esam neseniai grįžę iš Lietuvos. Kiek čia tų dienų praėjo? 3 dienas. Tai Lietuvoje, žinokit, nieko nefilmavau. Norėjusi pabūti ramiai, be streso, be filmavimo, be sėdėjimo prie kompiuterio. Po keletą valandų, kad sumontuoti filmuką. Tas savaitėlį prabėgo labai greitai, net nepajutom, ar jinai buvo, ar jos nebuvo. Toksai butelis 2 kambarių, gan nebloga vieta, nuo centro. Atokiau, apie 8-9 km. Tai jisai kainuoja, jeigu taip dabar neklystu, europiniais pinigais 130. Nu, žodžiu, apie 300 000 eurų. Kažkas tokio. Jisai yra 57 kvadratų dydžio, kiek žinau, sakė. Ir tai va, nauja klientė. Aš jos visiškai nepažįstu. Kągi, gal reikia pirmą nusiimti tą tarsi stalą, nusimontuoti. Aha.
paskui tą spintelę. Žodžiu, žiūrėkite, ką nupirkau iš Temu Milwaukio bateriją. Pirkau tam, kad tiesiog pabandyti, kad sužinoti, kaip jos laiko. Tai čia yra 8 ampervalandų. Pagal svorį nežinau, ar pasakyčiau, ar čia yra 8 ampervalandų. 5 gal, bet 8 tai abejočiau. Bet kaina labai nedidelė. Tai sakau, paimsiu, pabandysiu. Tiesiog kaip eksperimentas bus, nežinau, 130 kronų berods mokėjau. Keista tik tai, kad ta visa skalė baterijos įkrovos, tai tokia labai neryški. Kaip tuo tarpu originalo, tai matot, visai kitokia. Padirbėsim, pažiūrėsim ir matysim, arba bus gerai, arba bus blogai. Prisukta visokių kampukų. Kas čia žydrūnai nepataika į varžtą? Tiesiog atpratau nuo darbo, nuo gulėjimo po tokiais stalais. Oi, leleka, jūs čia matytumėt, kaip aš čia guliu. Jo, atrodo, viską nusukome. O, lele. Pasavokit bateriją. Va, kiek detalių. Greit ir gerai. Tai dabar klausimas, kur padėti, kad nesimaišytų. Va, sugalvojau, paguldysim čia. Tilpam. O, kaip neblogai. Tiesiog mūrvaršiais buvo susukta. Kaip pagaliukai ir tas kampas. Nu, ką tu? Gal naudos tą spintelę, kur nors, ką žinau, padėti tegu stovi. Galės pasikabinti kur nors. Šitą patalpą padarysim paskutinę, tai tegu guli čia. Nu, bet tualetas tai, ką žinau, atsisėdė, ne? Užsitraukia užuolaidėlę. Dar duris susidarai ir maudaisi. Ir viskas tyška. Tiek ant tų spintelių išbrinkusių, ant veidrodžių. Eiktas. Nepirkčiau aš tokio buto vien dėl tokios vonios. Čia net pasimylėti nėra vietos. O ką kalbėti apie nusimaudimą? Baigiam čia kalbėti nesąmonės. Reikia įsisukinėti varžtus. Tokių yra. Apsidengti grindis ir pradėti nuo šito kambario skusti tapetus. Šiaip va žiūriu, matomai, kai kraustėsi, tai pažiūrėkit, va, kaip grindys suvarytos ir riešta kažkas. Ir gan stipri. Tas kabelis esantis, tai irgi visiškai ne į temą. Šitoj vietą, kuris ten eina, viena rozetė. Na jo.
Dangstausi grindis, spintoje užsidengiu. Žiūrėkit, prabagotėjau. Radau monetą su skyle. Jau atlyginimą turiu. Dar jeigu šeimininkė sumokės už mano pastangas, tai visai bus gerai, ne? Šį kartą, kai buvom Lietuvoje grįžę, tai turėjau tokių malonių staigmenų. Šį kartą teko, būnant Lietuvoje, susitikti su nemažai žiūrovų. Kalbu apie žmonės, kurie žiūri mano video. Tai teko turėti malonių akimirkų. Susitikome su ne vienu iš žiūrovų. Aišku, buvo planuotų susitikimų. Turėjau nuvežti dovanėlės, bet buvo ir neplanuotų susitikimų, kurie prasidėjo jau kelte. Priėjo vienas žmogus, sako, aš tave žiūriu. Labai smagu buvo susipažinti, paspausti 5, pakalbėti trumpai. Paskui bevažiuojant į Šilutę, kitas žmogus priėjo. Sako, duok, aš noriu ranką paspausti. Tai aš net pasimečiau tą akimirką, kažkaip dar nesupratęs prie to, kad prieina žmogus, sako, aš tave žiūriu per televizorių ir nori pasisveikinti. Tai taip net nemoku paaiškinti tas tokia savijauta. Paskui Maksimui visa šeima trumpai pabendravom, pasisveikinom, pajuokavom, pakalbėjom. Tai jeigu dabar tie žmonės žiūrite mane ir klausote, aš tokiom akimirkom pasimetu, sumišimas, jaudulys gal netgi, su toks koks esu. Tai tikrai labai buvo smagu, faina, tai ačiū, kad priėjote, pakalbinote, pakalbėjome, tikrai labai smagu. Va. Na, aš va tą kambarį pasiruošiau, eisim lupti tapetus. Nežinau, kaip su jais eisis, su jų lupimu, tikrai neįsivaizduoju, tikiuosi drėkinti nereikės. Labai tikiuosi, kad eis sausu būdu nuskusti, bent jau taip tikiuosi. Na, bus matyti, vis tiek, bet kokiu atveju rasim kokį tai sprendimą, nes mano šiandien planas yra viską užsidengti ir nusiskusti tapetus. Aišku, jeigu pavyks, nes negali planuoti, kaip nepradėjai ir nežinai kaip eisis. O skusiu va su tokiu įrankiu, tai įsidėti naują peiliuką ir pabandyti. Tam bijau įsipjauti. Užsiveržia va. Bus reikalų. Lieka va tokie popieriai. Bet reikia nuskusti, kitaip nebus. Nes ant viršaus kažką dėti, tai ne išeitis, ne variantas. O, ką, griebiam. Ir dar, ar aš klystu ar ne, čia pelėsis. Jo, pelėsiukas. Negerai, labai negerai. Šeimininkė net pabrėžė, sako, ar po remonto nebus pelėsio. Tai kai jis jau yra. Tik tai kažkodėl nelipa ant viršaus per tą popierių, bet jis jau yra. Reikės kažką naudoti. Reikės truputį pasiskaitinėti internete, ką tokiu atveju padaryti.
Ką tokiu atveju padaryti? Šlapės. Kaip čia pasakius, tikėjausi geriausio, o turim blogiausia. Labai sunkiai lopasi. Labai. Bam, 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 bam. Žiauriai sunkiai. Tikrai labai sunkiai. Gal paskui dar truputį pasimsiu žirafą ir prašlifuosiu. Tokie visokie pasilupinėjimai. Tai žirafa dar prašlifuosiu su stambesniu švitriniu popierium. Kaip tik čia turiu atsinešęs. Aišku, ne šiandien. Šiandien lupu toliau. Dar šitų patalpų net nesidangščiau. Nėra kada. Tai va, tai nežinau, ką čia dar jums parodyti. Iš to darbelio. Šiai dienai čia kaip ir viskas aišku. Viską nusilupti. Rytoj gal atsivešiu dažus, tai parodysiu dažus. Atsivešiu filcą. Aišku, parodysiu šiek tiek filcavimo, nors ten irgi nelabai įdomus tas darbas. Nėra ką ten per daug mandro parodyti. Tiesiog stiklo audinio tapetas. Bet dabar reikia eiti užkasti, pavalgyti ir eiti toliau. Tiesa, jeigu dėl to pelėsio turit kokių tai minčių, tai parašykite į komentarus. Yra Danijoje toksai skystis apipurškė, bet jisai neišnaikina, jisai tik tai realiai uždaro ir gali, sakykime, vėl iš naujo išlysti. Tai va, tai jeigu turite kokių minčių, gerų idėjų, tai parašykite į komentarus. Galbūt visai netyčia ateis koks geras sprendimas tam pelėsiai. Bet šiaip paėmus, tai tvarkinga tokia moteris, pagalvojant į priekį. Ir muilo padėjo nusiprausti rankytėm ir net kremom pasitepti. Žodžiu, viskas komplekte. Ir net va, nauji rankšluostukai, dar su kainom, svečiams. Kaip ir viskas komplekte, ne? Muilas yra, kremukas yra. Tai visai gerai.